visiems paklausyti. Ar man pradėti, ar jūs? Jūs pradėkite. Aš pradėsiu, gerai. Tai matyt, apie ką šita knyga ir kodėl šita knyga. Apie Antrą pasaulinį karą yra dominuojančios dvi temos. Viena tema tai yra kova su fašizmu, o antra tema holokaustas. Bet šalia šitų dviejų temų yra tokia primiršta, nepelnytai primiršta tema kova už laisvę. Na, kas šiemet ir ne tik šiemet, bet šį dešimtmetį yra itin aktualu, tai kai pasižiūrim į Ukrainą. Ir kova už laisvę, tai Birželio sukilimas būtent ir yra šitos temos dalis ir labai svarbi Lietuvos istorijai dalis. Tai šitą knygą aš norėjau kaip ir 3 žinias pakartoti, ar priminti, ar paskelbti. Tai yra 3 temos apie šitą istorinį įvykį. Pirma tema tai yra tai, kad visgi tai nėra minima, yra užmirštama, kad Birželio sukilimas laimėjo, nugalėjo. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad Birželio sukilimas pasiekė tuos tikslus, kuriuos buvo numatęs. Tai pirmas tikslas buvo paskelbti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą, atstatymą. Ką ir padarė 23 dieną 9 valandos su minutėm per radiofoną paskelbė tą žinią per radiją. Ta žinia buvo nutransliuota per visą Lietuvą. Tai buvo pirmas tikslas. Antras tikslas, kuris sukilimas pasiekė, tai buvo tai, kad sukilimas davė Lietuvai laikinąją Lietuvos vyriausybę, kuri veikė 6 savaitės. Aišku, buvo pradėta riboti, vokiečių buvo pradėta riboti, galiausiai buvo priversta suspenduoti savo veiklą dėl vokiečių spaudimo, bet vyriausybė davė administraciją visoje Lietuvos teritorijoje, savivaldo administracija, tai yra Lietuva turėjo savo valdžią. Ir tai yra labai svarbus dalykas, tai yra ta atstatyta nepriklausomybė buvo reali, ne tik deklaracija, bet tai buvo reali, kuri, aišku, po to vokiečių buvo užgniaužta, provincijoje, aišku, ta savivalda daugiau veikiai, buvo ir didelė dalim lietuviška, nors įtakota vokiečių, spaudžiama vokiečių, bet jį veikė. Rinko mokesčius, mokėjo atlyginimus mokytojams, veikė teismų sistema, tai yra funkcionavo dalinai ribotai, bet Lietuvos valstybė funkcionavo. Na ir kiti tikslai, kurių siekė sukilimas. Ir pirmiausia, išlaisvino nemažai kalinių, kad jų neištiktų toks likimas, kaip ištiko Pravieniškėse, ištiko Juodšiliuose, Panevėžy. Iš tikro daugelį žudynių tai neleido įvykti, nes išlaisvino kalinius, stabdė tuos besitraukiančius, plėšikaujančius raudonarmiečius ir apsaugojo daugelį gyvybių. Nu ir taip pat tuos kalinius neleido jų išvežti į Rusiją. Kaip Vilniaus stotyje atkabino dalį vagonų su kaliniais. Tai irgi, na ir dar vienas tikslas, kurį pasiekė, tai laikinoji vyriausybė ragino saugoti turtą, įmonių, įstaigų darbuotojus grįžti į savo darbo vietas, saugoti turtą. Ir taip turtas buvo, daugelis turto įmonių, įstaigų įrengimų buvo apsaugota. Aišku, paskui tai jau nebetarnavo Lietuvai, tarnavo didelė dalim vokiečių visai karo mašinai, bet turtą iš esmės Lietuvos sukilimas apsaugojo. Tai vat pirma žinia, ką tas sukilimas iš tikro davė Lietuvai. Antra žinia tai būtų ta, kad tas sukilimas buvo iš karto kaip labai svarbus įvykis nukreiptas prieš sovietus, prieš Raudonąją armiją ir prieš Vokietiją. Prieš Raudonąją armiją kaip karinis veiksmas, kovos veiksmas, kautynės vyko, Kaune didžiausios kautynės, bet ne tik Kaune, rytų Lietuvoje, kur pasitraukė didelė dalim ir Lietuvos kariai pasitraukė iš Raudonosios armijos, kovėsi ir kitose vietose, beveik visoje Lietuvoje matysis
schemose, kur vyko kautynės, kur veikia sukilėlių būriai. Tai kova su sovietais, su jų kolaborantais ir trukdymas jiems trauktis, trukdymas jiems arba raginimas, kad jie greičiau trauktųsi kaip kuriuose vietose ir taip pat apsauga to, kas galėjo nutikti jiems besitraukiant. Na ir politiškai tas sukilimas buvo prieš vokiečius nukreiptas, kadangi Vokietija siekia, kad Lietuva nepaskelbtų nepriklausomybės. Pulkininkas Škirpa uždarė namų areštą, kad jis negrįžtų į Lietuvą, nevadautų laikinai Lietuvos vyriausybei kaip ministras pirmininkas. Ir Vokietija norėjo, kad čia būtų Ostlandas, kad jiems jokios Lietuvos nereikėjo ir tai sukilimas buvo nukreiptas prieš tai. Buvo sąmoningai numatytas tas momentas, kada pradėti sukilimą ir kada paskelbti nepriklausomybės atkūrimą ir paskelbti laikiną Lietuvos vyriausybę, kad tai įvyktų dar neatėjus vokiečiam, kad vokiečiai įžengtų į nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Ir tas yra labai svarbu ir tai yra unikalus įvykis istorijai, nes nei vienoj Europos šalyje neįvyko taip, kad sukilimas, kuris įvyko sėkmingai, kadangi vokiečiams neatėjus, jis atstatė nepriklausomybę, sukūrė, pastatė laikiną vyriausybę. Tai įvyko tik Lietuvoje, prieš sovietus ir prieš vokiečius. Nei Prancūzijoje, nei kitose šalyse to neįvyko. Tai yra unikalus faktas Europos istorijoje ir, galima lyginti nebent šiek tiek su Graikija, kur Graikija kovojo ir prieš italus, ir prieš vokiečius, kurie užėmė ir okupavo Graikiją. Bet vėlgi ten visiškai kitos aplinkybės. Taip kad tas įvykis yra unikalus Europos istorijoje kaip sukilimas prieš dvi diktatoriškas, grobuoniškas jėgas. Na ir trečia žinia, kurią norėjau šitą knygą paskelbti, tai yra tai, kad sukilimas neturi nieko bendro su holokaustu. Ta žinia, kad sukilimas sąlygojo ar paskatino holokaustą, yra NKVD, Gestapo ir KGB žinia sukonstruota kaip propagandos priemonė. Nes propaganda iš tikrųjų konstruojama tokiu būdu, kad imama teigiama žinia, kas buvo sukilimas, ir neigiama žinia, holokaustas. Ir tos abi žinios supinamos į vieną, tuo būdu viską nuspalvinant juodai. Tai iš tikro holokaustą vykdė vokiečiai ir aišku, jie bandė įtraukti, kiek galima, ir lietuvius. Ir tai jau buvo pasiruošta, pradedant karą, buvo sudarytos tos Einsatz grupės, kurios visą Lietuvos pasienį, prasidėjus karui, jas kartu su Vokietijos kariuomenė įžengė tos Einsatz grupės ir jos vykdė komunistų, žydų ir kitų žudynės Lietuvoje. Tai būtent tai. O sukilimas prasidėjo neįžengus vokiečiams ir holokausto jokio tol nebuvo. Įžengus vokiečiams sukilimas baigėsi. Nes sukiliai ir negalėjo ir nesiekė kovoti su vokiečiais, nes jie tikėjosi, kad vokiečiai palaikys sukilimą, leis veikti nepriklausomai Lietuvos Respublikai, tačiau tas neįvyko ir sukilėliai nutraukė savo veiksmus įžengus vokiečiams. Tai būtent įžengus vokiečiams ir prasidėjo holokaustas kiekvienoje atskiroje Lietuvos vietoje. Vienur anksčiau, kitur vėliau. Tai iš tikro sukilimas neturi nieko bendro su holokaustu. Tai yra grinai tokios propagandos, priešiškos propagandos, sovietinės ir vokiečių propagandos siekis, kad iš tikro sumenkinti Lietuvos valstybę, jos atkūrimą, jos nepriklausomybę. Tai štai tos trys žinios yra atspindėtos šitoje knygoje. O profesorius gal pakomentuos? Aš tai manau, kad šis sukilimas ir tam tikras abejojimas to sukilimo nauda yra susijęs su viena esminė tema. Sukilimas parodė, kad lietuvių tauta nenori būti Sovietų Sąjungos sudėty. Tai tokia yra žinia šito veiksmo ir tokia yra didžiausia jo galbūt reikšmė. Nes sovietų sukurtas pasakojimas apie 40 metų savanorišką įstojimą į Sovietų Sąjungą, jisai tarsi neturėjo jokių argumentų prieš. Iš tikrųjų, ginkluoto pasipriešinimo neįvyko,
kažkokie ten rinkimai, po to, reiškia, vyksta delegacija, prašo priimti Sovietų Sąjungos sudėtį, tas viskas įvyksta Liepos 21 dieną ir toliau, ten visko vyksta, bet iš esmės, reiškia, tęsiasi tarybinis gyvenimas, toks pasakojimas, reiškia, yra. Ir staiga sukilimas, kuriame dalyvauja tūkstančiai žmonių. Ir ta žinia, žinoma, niekaip netiko Sovietų Sąjungai. Ir jinai ieškojo, kokiu būdu būtų galima šito sukilimo reikšmę sumenkinti. Ir buvo nueita tokiu keliu. Pirmoji žinia, su kuria susidūrė, kokia idėja buvo, kad vyko klasių kova. Kad čia darbininkai kokie tai yra, skriaudžiami žmonės, sukilo, reiškia, subrendo sąlygos, kas sovietmečiu mokėtės, tai girdėjo tą pasakojimą, ir čia vyko kokia tai revoliucija. Bet reikalas tas, kad 40 metais jokios revoliucijos nebuvo. Ir šitas pasakojimas, reiškia, niekaip nebuvo pagrįstas jokia faktinė medžiaga, buvo neįrodomas, kaip sakant. Tada nepavykus tam pirmajam tokiam klasikiniam, sakykime, komunistiniam pasakojimui, tada buvo ieškoma kito būdo ir tas būdas buvo, kad tai buvo vokiečių inspiruotas sukilimas. Kad čia, reiškia, iš anksto Vokietijos parengtas. Bet jis taip pat neturėjo jokio pagrindo, nes buvo daugybė faktų, kurie neigė, kad vokiečiai tą darė, nes vokiečiai patys uždarė tą vyriausybę. Tai kaip jie čia patys organizavo, patys uždarė, čia kažkas ne taip. O kada, žinot, negali faktais pagrįsti teiginio ir kada jo nesuvalgo, tada ieškai kito būdo. Na ir tada buvo nueita šito keliu, tai jie čia holokaustą darė. Ir va šitas dalykas pataikė į minkštą vietą. Būtent šita žinutė, jinai padarė ir poveikis yra toks, nežinau, kiek jūs jaučia čia Klaipėdoje, bet, pavyzdžiui, Vilniuje jautėsi labai. 2011 metais Lietuva iškilmingai švenčia Birželio sukilimą, reiškia, visa spauda rašo, filmai statomi, kariuomenės ten paradai, viskas vyksta. Jau po 10 metų, 21 metais, man pačiam teko dalyvauti įvykiuose, tai kariuomenė vėliavas ten pakėlė, reiškia, bet tuščia aikštė, žmonių nėra. Ministrė pirmininkė, Seimo pirmininkė išlėkė į Gargždus, minėti holokausto pradžios. Ta diena 23 būtent, reiškia, toks visiškas ignoravimas. Ir kas tai yra, reiškia, kas čia per daiktas? Juk niekas nepasikeitė, pats sukilimas. Išsigando. Sunku atpainioti ir, kitaip sakant, taiklus šūvis. Čia ir yra tikrasis informacinis karas, kada tokį akivaizdžiai teigiamą daiktą galima pabandyti supainioti su kažkuo kitu, kaip Arvydas yra išsakė. Tai to paaiškinamas ir taip vadinamas kontroversiškumas. Mes su Arvydu Karo akademija čia pristatinėjom ir vedantysis ir pradėjom. Čia toks labai kontroversiškas. Tai aš sakau, žiūrėkit, kiekvienas sukilimas yra prieš kažką nukreiptas. Nebūna sukilimas į orą, sukilimas prieš kažką. Tai jeigu jūs norite sutapatinti požiūrius tų, kurie buvo prieš sukilimą ir to, kur už sukilimą, tai yra misija neįmanoma. Niekada jūs nepasieksit vieno vertinimo. Natūraliai, kad jie bus du. Nes vieni žiūrės iš vienos pusės, kiti iš kitos. Dėl to čia tas naivus tikėjimas, kad galima sutapatinti tos požiūrius, iš tikrųjų nepavyks. Ir nereikia, bet galima ką padaryti, va tokių knygų pagalba, suprasti vidinę logiką. Kodėl kas buvo. Nes yra daug tokių faktų, kurie tokie tarsi nelabai žinomi visiems. Yra, pavyzdžiui, manoma, kad tą sukilimą sugalvojo Škirpa su grupė draugų. Toks visuotinis įsitikinimas. Tai ne taip yra. Būtent 40 metų rugpjūčio mėnesio pradžioje Rygoje, Romoje, įvyko Lietuvos diplomatinio korpuso susirinkimas, sprendžiant klausimų, ką dabar su tuo daryti. Vat yra situacija tokia. Ir jie ten savaitę posėdžiavo, dėliojo visokius variantus ir tada priėjo tokio nutarimo, kad vienintelis šansas Lietuvai atgauti nepriklausomybę, tai išlaukti momentą, kada Vokietija užpuls Sovietų Sąjungą, čia 40 metų rugpjūčio mėnesio nutarimas, ir kad būtent tom būdu reikia padaryti sukilimą, kuris pastatytų vokiečius prieš įvykusį faktą, kad jau yra kažkokia tai vyriausybė, ir tada turės jau kaip tai su tuo daryti. Ką jau jie darys, tai tada jau čia nebegalėjo nuspręsti. Tai štai toks konceptas buvo paruoštas ir kadangi, reiškia, tas visas turėjo vykti kiek įmanoma sulaukiant didesnės vokiečių palaikymo, tai natūraliai, kad įpareigojo Kazį Škirpą, kuris buvo Berlyne, organizuoti šitą sukilimą ir kalbėtis su vokiečiais, kadangi būtent
diplomatai susirinkę, jie matė visų pirma kaip diplomatinį šito veiksmo palaikymą, kad vokiečiai bent jau nebūtų radikaliai prieš. Palaikytų, nepalaikytų. Tai štai kokie įgaliojimai buvo pas Škirpą. Nes Škirpa nėra kažkoks pats sugalvotojas, jisai tiesiog buvo šito sumanimo įgyventintas. O kodėl jisai ten buvo, nes pats Škirpa, reiškia, šiuo metu yra pateikiamas kokiu tai keitoj šviesoj, reiškia. Ir ten tos visos lentos, tai čia toks radikalus dalykas, bet jisai remiasi neišmanimu istorijos. Kazys Škirpa yra tas žmogus, kuris 26 metų perversmo metu vienintelis nesutiko su perversmo rezultatais. Jisai liepė priešintis perversmininkams, nepavyko jam to pasipriešinimo padaryti, jisai buvo areštuotas. Bet kadangi turėjo didžiulių nuopelnų Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės visam tam judėjime, kaip pirmas savanoris, kaip Vilniaus bataliono vadas ir daug visokių dalykų, šiaip protingas žmogus, tai surado tokį būdą, kad jį kaip pulkininką padarė Lietuvos karo atašė Berlyne. Be teisės grįžta. Ištrėmė jį tokiu būdu. Ir jis ten Berlyne nuo 26 metų ir sėdėjo. Keitėsi jo pareigos, jisai paskui jau išėjo iš kariuomenės, buvo ir ambasadorium, paskui Lietuvos pirmojo ambasadorium Lenkijai buvo. Bet visą laiką buvo Berlyne. O kadangi kariškis, o kadangi nepriklausomybės kovų dalyvis, tai per tiek metų jisai užmezgė ypatingai glaudžius santykius su Vokietijos kariuomenės vadovais, kurie daugumas iš jų buvo dar susijęs su Pirmo pasaulinio karo įvykiais. Ir turėjo ten aukštą autoritetą. Tai va čia Škirpos šitas autoritetas, ryšiai ir taip toliau, jie ir nulėmė tai, kad Vokietijos kariuomenė iš esmės palankiai žiūrėjo į sukilimą. Vokietijos Wehrmachtas ir ten didelių ekscesų su vokiečių kariuomenė nebuvo, todėl sukilėliai gavo instrukcijas, kad reikia tiltų saugoti. Bet tik su kariuomenė. Čia reikia žinoti vokišką sistemą. Kariuomenė yra savo, saugumas ir kiti dalykai yra atskiros organizacijos. Visos tos Einsatzgrupės, čia jau priklausė Himmleriui šitie dalykai. Su tais jokio santykio. Ir Škirpa perspėjo dar prieš sukilimą, dar prieš kelias savaitės, kad tik nedarykit nesąmonę. Nes jeigu jūs čia darysit kažkokias nepriklausomybės pareiškimus, tai viskas čia bus labai blogai. Tai užtat toks keistas dvilypis reikalas. Kariuomenė iš esmės džiaugiasi, sukilėliai bendrauja su kariniais daliniais, nėra jokių ekscesų, jokių ten suėmimų, nieko nevyksta, sąveika. O su šitais, reiškia, visais, kurie užsiima tais nešvariais dalykais, reiškia, su jais blogai buvo. Tai dėl to Škirpos neišleido. Tai va, kokia yra ta tikroji istorija. Ir kai jos nežinai, tada atrodo, kad čia Škirpa pats sugalvojo, kad čia kažkokie vokiečiai kažką tai darė. Jau nekalbant apie klasių kovą. Kokia ten klasių kova? 40 metais žmonės sužinojo apie situaciją, kai tankus per langus pamatė. Bet ir visa klasių kova, reiškia. Nesgi niekas viešai tai nepasako apie paskutinį posėdį, apie kitus dalykus. Išėjo tik kariuomenė įsakymas nesipriešinti, priimti sovietų kariuomenę kaip draugišką kariuomenę, reiškia. Ir tiek žinių, ir tankai važiuoja. Viskas. Tai visuomenė neturėjo progos pareikšti savo valios ir per sukilimą, bet ir pareiškė savo valią. Dar yra toks vienas įdomus dalykas, kad Smetona į šitą sukilimą žiūrėjo pakankamai priešiškai. Ir yra ten išsireiškęs, kad čia klaida buvo, gal ne taip padarė, gal nereikėjo iš vis nieko daryti, reiškia. Tai tas Smetonos santykis su sukilėliais yra labai priešiškas. Reikia suprasti, kad sukilimo dalyvių dauguma buvo Smetonos oponentai visuomenė. Tai yra daugiausiai krikščionys demokratai, ateitininkai, reiškia kitos organizacijos, kurios buvo iš esmės prispaustos Smetonos laikais ir buvo iš tikrųjų nustumtos į šoną. Aš čia kaip skautas jums pasakysiu, šis skauto ateitininkų senas karas. Vieni buvo Smetonos remiami, kiti buvo priešais laikomi, jam trukdoma veikti. Tai būtent šita pusė daugiausiai ir darė. Tai yra daugiausiai universitetų reikalas, nes tą štabą Vilniui sunaikino sovietai prieš kelias savaitės, tai realiai tas 29 teritorinio korpuso, reiškia, karininkų organizuotas sukilimas, jisai buvo sustabdytas, bet jo padarytas darbas jau negalėjo būti nutrauktas. Tai buvo instrukcijos pasakymas, ką daryti, na ir tas sukilimas įvyko. Na ir kaip ir visi sukilimai, nereikia įsivaizduoti, kad sukilimai daromi prieš tai visus išrikiavus, patikrinus ir, reiškia, tiesiog kažkokia žinia. Bendras tikslas reiškia, kiekvienas kaime, kiekvienam elgėsi taip, kaip kuriam pavyksta, kiek konspiracija galėjo pasiekti. Nes kuo didesnė konspiracija, kuo didesnė centralizacija, tuo lengviau sunaikinamas tinklas.
Tai čia reikia suprasti, kas yra sukilimas. Na ir baigdamas jau tą savo kalbą, visą laiką sveika, tai aš naudoju tokius 2 metodus. Veidrodėlį ir prožektorių. Tai veidrodėlis yra toksai labai geras dalykas, palyginkime su panašiais reiškiniais tuo metu Europoje. Tai yra 2 įvykiai. Tai yra Varšuvos sukilimas ir Lenkų organizuota operacija Ostra Brama, kada jau į kitą pusę sovietai, kada varė vokiečius, paimti Vilnių trumpam laikui. Tai žinot, jeigu kas nors dabar Lenkijai pasakytų, kad 44 metų sukilimas kažkoks kontroversiškas, aš nežinau, kas tas žmogų ištiktų Lenkijai. Tai yra absoliučiai šventa tema, man kadangi teko daug Varšuvai būti, tai ten senamiesty kiekvieno namo lentelė čia buvo. Toks junginys, tokie skautai, reiškia ten šventas reikalas, nors nepasisekė sukilimas. Iš tikrųjų atnešė labai daug aukų ir labai mažai naudos. Pas mus yra laimėjęs sukilimas, o mes, reiškia, lentos negalim pakabinti ir kažkodėl kontroversiškas. Tai man matot, kad duoda veidrodėlis. Palyginkim su kitais tokiais panašiais dalykais ir matysim, kad tos mūsų kontroversijos yra labai kontroversiškos. Gal dar vieną dalyką norėčiau pasidalinti su klausytojais. Tai, ką aš pats netikėtai atradau, tą knygą, rengdamas literatūrą, nagrinėdamas, tai iš tikrųjų Vilniaus ir dabartinės Lietuvos sienos klausimas. Iš tikrųjų, tai buvau labai nustebintas, kai nagrinėjant literatūrą, užtikau, kad kai Vincas Krėvė kai Juozas Urbšys, užsienio reikalų ministras, atvyko į Maskvą dar 39 metų rudenį dėrėtis dėl Vilniaus perdavimo Lietuvai, Stalinas su Molotovu jam pateikė žemėlapį, kuriame buvo parodyta, kad Vilnius ir dalis Vilniaus krašto priskiriama, gražinama Lietuvai. Tai žinomas faktas, gal nėra labai plačiai pagarsintas, bet iš kur tas žemėlapis ir kaip ta linija atsirado. O žemėlapis matyt kilo nuo to, kai po rugpjūčio 23 dieną sovietai dėrėjosi su vokiečiais ir buvo susitarta, kad Lietuva atiteks Vokietijos įtakos sferai, o Latvija, Estija Rusijai, Sovietų Rusijai, ir susitarė vokiečiai su sovietais, kad Vilnius gražinamas pagal jų protokolą, Vilnius gražinamas Lietuvai ir nedidelė dalis Vilniaus krašto, dalis to, kas Lietuvai buvo pripažinta taikos sutartimis Rusija, irgi atitenka Lietuvai. Tai matyt netenka abejoti, kad ta žemėlapis, kurį pateikė Molotovas su Stalinu Urbšiui, buvo jau atkartotas ar galbūt net paimtas tas pats žemėlapis, kurį nubrėžė sovietai su vokiečiais rugpjūčio 23 dieną Molotovo-Ribentropo paktu. Tai galiausiai, kai Vilnius visgi buvo perduotas jau Lietuvai, galiausiai ta siena ir liko. Tai toks faktas, kad iš tikrųjų Vilnius ir Lietuvos rytinė siena atiteko Lietuvai dėka Molotovo-Ribentropo pakto. Nes ambasadorių konferencija 22 metais, kur buvo Prancūzija, Didžioji Britanija, nepasakysiu Italija ar Japonija, buvo jau Vilniaus kraštas su Vilnium buvo pripažintas Lenkijai ambasadorių konferencijos. Ir tuo būdu pasibaigus Antram pasauliniam ir stebėtojas, Jungtinės valstijos buvo stebėtojas tos ambasadorių konferencijos. Tai labai abejotina, ar pasibaigus Antram pasauliniam karui, tos valstybės, kurios jau buvo pripažinusios Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, būtų pakeitusios savo sprendimą. Tai iš tikrųjų Vilnius ir Vilniaus kraštas yra istorijos paradoksas, atiteko Lietuvai. Tai, iš tikrųjų mūsų rytinė siena yra nubrėžta Molotovo-Ribentropo pakto, kaip
kaip bebūtų keista, Molotovo-Ribbentrop paktas, kuris atnešė karą, didžiulės aukas ir didžiulės nuostolės, žmogiškasias aukas, grąžino Vilnių ir Vilniaus kraštą Lietuvai. To kokie būna istorijos paradoksai. Bet čia labai pavojingas žaidimas, nes reiškia tada Lenkija, kuri sako, kad 29 metais Lietuva okupavo Vilniaus kraštą, teisėtai priklaususi Lenkijai, reiškia, tai jie tik sako, nu tai va, ko čia blogai reiškia. Tai čia su vokiečiais, su sovietais kartu padarytas, tai lietuviai yra vieni žaidėjų ir tą, mes čia turėjom nesenai konferenciją apie Vilniaus kraštą, reiškia, tai tas pasakojimas nėra tik tai, kad užrašytas kažkur, bet jis visuotinai žinomas Lenkijoje, ypatingai Lietuvos Lenkų atveju, reiškia, jie labai vadovavęs. Bet čia yra kiti dalykai, kad čia, žinote, tokia knyga buvo sunkių sprendimų metas. Gal neblogai išvairavom per tą laiką, bet mes, reiškia, turim tą tokią savybę, kad mes visą laiką klaidingai darom. O kažkaip kitaip būtume darę, tai būtų gerai, o jie ten visi durniai ne taip padarė. Čia yra toks tipiškas mūsų visuomenės požiūris į bet kokius Lietuvos sprendimus. Tai aš manau, kad čia nebuvo toksai sprendimas, nors Arvydas labai sako, kad, reiškia, Lietuva turėjo pasirinkimą 39 metų rugsėjo ir spalio mėnesiais, nes Vilnių siūlė paimti vokiečiai ir paskui sovietai pasiūlė jau ir net užimti nereikia, jau užimta visą. Tai blogą pasirinko sprendimą. Bet kita vertus, Smetonos toks buvo, reiškia, strateginis mąstymas. Jisai yra užrašęs šitą nuomonę, kad jeigu mes pateksim po vokiečiais per 20 metų, būsim suvokietinti, jeigu pateksim, reiškia, po rusais, tai 123 metus atlaikėm ir dar atlaikysim. Ir sakykit, neteisusis buvo, o taip žiūrint ilgalaikį perspektyvą. Aišku, jeigu būtų Vokietija karą laimėjus dėl Lietuvos pozicijos pasikeitimo, tai gali būti, kad taip ir atsitiktų. Sunku tokius dalykus apskaičiuoti. Teoriškai gali būti. Bet kalbant apie sukilimą, jau čia iš tų tokių teorinių debatų perimant, tai tiesą sakant, Lietuva labai rinkosi tarp rytų ir vakarų. Nes mums Vokietija nebuvo, reiškiasi, kaip tada sako, nacionalsocialistai, fašistai, reiškiasi, holokausto ir visokio blogio nešėjai, bet taip kaip tuo metu Lietuva matė, Vokietija buvo vakarai, o Rusija buvo rytai. Čia tokia dar viena baisi mintis yra, kad ko mes skiriamės nuo Baltarusijos, tai to, kad 15 metais vokiečiai mūsų užėmė, o jų neužėmė. Tai mes Europą, o jie taip ir liko rytuose. Ir jūs pabandykite išginčyti, ta siena kultūrinė taip ir nuėjo per tą fronto liniją. Nes čia yra tokie dalykai, ypatingai kada žmonės nežinantys situacijos, ypatingai vakaruose, jie dėlioja ten tos, reiškia, tais blokais, bet realiai pas mus pasirinkimai buvo iš esmės du. Mes juos pasirinkom. Mes pasirinkom rusų kortą. Bet ta rusų korta, jinai savo darbą, kaip sakyti, jos nebebuvo ir tas sukilimas nubraukė ir tokiu būdu mums atvėrė galimybės vis tiek likti tose vakaruose. Tai jeigu mes pažiūrėsime mūsų nepriklausomybės karų istoriją, nes, žinote, ten irgi daug visokių dalykų būna. Jeigu nebūtų pradžiai vokiečiai mums padėję, tai mes nieko nebūtume net ir gimę, kaip sakant, mums būtų raudonieji žemė. Bet atėjo laikas, kada 19 metų birželio Liepos mėnesį mes tais vokiečiais atsikratėm ir padarėm nepriklausomą valstybę. Tai čia panašiai, žinokit, žmonės taip ir dėlioja tos dalykus, rėmėsi tą atmintim, kokia tuo metu buvo ir taip tikėjosi išvairuoti. Ir tiesą sakant, žiūrint į mus čia sėdinčius Klaipėdos Simonaitytės bibliotekoje, gal ir išvairavo. Bet buvo labai didelis sovietinės okupacijos laikotarpis. Ne, be abejo, matyt, šiandien žiūrint galima sakyti, kad iki šios dienos išvairavo tie žmonės, tačiau matyt lygiai taip pat reikia pasižiūrėti, kokią kainą išvairavo. Jeigu Lietuva visgi rusams pasiūlė, sovietams pasiūlė atsiimti Vilnių ir įsileisti karinės įgulas, vyriausybė, aš ir tą knygoje cituoju, atsistojo prieš tokį pasirinkimą ar sueiti konfliktą su Sovietų Rusija, negauti Vilniaus ir turėti tą pražūtingą konfliktą, ar visgi bandyti laviruoti ir atgauti Vilnių, įsileisti Rusijos karinės bazės, be abejo nežinant, kas bus toliau.
tačiau šito pasirinkimo kainą mes turėtume vėlgi, kaip profesorius sako, veidrodėlis ir prožektorius. Iš tikrųjų, tą pasirinkimo kainą mes galėtume lyginti su Suomijos. Suomija irgi buvo tokioj panašioj pozicijoje, laikėsi neutraliteto ir Sovietų Rusija pareikalavo atiduoti dalį teritorijos ir įsileisti karinės bazės. Ir Suomija pareiškė, kad mes laikysimės toliau neutraliteto, nepriėmė pilnai Rusijos ultimatumo ir pateko į Šiaurės karą. Ir jeigu lyginti tą, ne Šiaurės žiemos karą, jeigu lyginti žiemos karą ir tuos nuostolius, kuriuos Suomija patyrė, tie nuostoliai yra daug mažesni negu tai, ką Lietuva patyrė per visas tas okupacijas, pradedant 40 metais. Lietuva prarado apie 1 milijoną gyventojų, apie trečdalį, daugiau kaip trečdalį gyventojų prarado savo reiškia, genofondo prarado ir didelė dalis pasitraukė į vakarus, dalis žuvo, kiti žuvo pokario kautynėse. Tai vėlgi tas pasirinkimas yra labai sudėtingas ir kiekvienas pasirinkimas turi savo kainą. Tai gal duokim auditorijai. Taip, gal klausimų yra ar nuomonių. Aš truputį peršokį 5 metus į priekį, norėjau, 4 metus, 5. O tas Lietuvos laisvės armijos ruoštas sukilimas, gal čia buvo kaip ir tąsa 41 metų birželio sukilimo, kur irgi norėta dabar prasidės su anglosaksais naujas karas ir mes sukilsim ir vėl išvysim kaip Rusus antrą kartą. Ar galime tokios paralelės? Visiškai galima. Nes mato, daugelis idėjų jos iš tikrųjų atsikartoja tam tikrą formą ir kada skaitai tų žmonių mąstymus, diskusijas, užtat labai yra svarbu pasigilinti tekstus, ne tą nuomonę, kokia yra suformuota, bet paskaityti, ką jie ten iš tikrųjų šnekėjo. Tai yra visada galimybė nieko nedaryti, o yra galimybė kaip nors elgtis kitaip, nes tuo metu, kada Lietuvos laisvės armija dėliojo savo matymą, buvo ir kita idėja, Tėvynės apsaugos rinktinės idėja, kad reikia su vokiečiais eiti į kontaktą, ginkluoti lietuvius vermachto ginklais, reiškia, ir kautis. Ir mes žinom, kad tie įvykiai vienas nuo kito buvo labai netoli, nes Sedoje kariavo, reiškia, Tėvynės apsaugos rinktinė, o prie Platelio ežero vyko laisvės armijos stovykla, kurioje, reiškia, buvo viskas dėliojama. Tai laikė ir atstumė labai arti viskas, nes rytinė Lietuva jau buvo užimta, čia susidarė fronte pauzė, operacijos Bagrationas, reiškia, pabaigoje. Ir čia mes matom tuos abu variantus, tai Tėvynės apsaugos rinktinė visiškai pralošė, nes taip per trumpą laiką paruošti kariuomenę, kad jinai galėtų kažką tai padaryti, ir tai jie padarė, sakyčiau, labai daug, kiek tai buvo įmanoma. Lietuvos laisvės armijos pradėtą karą mes aptarinėjom, žiūrėkit, jau visus 35 metus ir sakom, kad buvo šventa kova. Taip pat Lietuvos laisvės armijos sumanymas buvo visiškai logiškas ir konceptas, sakyčiau, tik tai jisai nepasiteisino toj vietoj, kad jie manė, kad tarp Sovietų sąjungos ir vakarų sąjungininkų vyks konfliktas. Va čia jis taip ir neįvyko tas konfliktas, arba netoks, kaip jie tikėjosi. Ir dėl to konceptas nepasiteisino. Bet mano supratimu, jis turėjo kažkokį pagrindą. O ką tai tada liko tik tai? Nes jeigu mes būtume nuėję tuo kitų kelių be jokio pasipriešinimo, būtume kolaboravimo keliu, kas atsitiko kai kuriuose valstybėse ir visai rimtai, tokiai Danijoje, pavyzdžiui, kaip tyliai, ramiai, su vokiečiais nebuvo konfliktų. Tai aš manau, kad mes nebūtume išlikę jokio. Mes būtume ištirpę jau šitam sovietiniam rojui ir per labai trumpą laiką, taip kaip atsitiko su daugeliu kitų tautų, kurios irgi turėjo nepriklausomybės patirtį, tie patys ukrainiečiai, reiškiasi, ir taip toliau. Tai jie, matot, kiek laiko prireikė, kad jie kažką pradėtų daryti. Tai va čia mes turime matyti tą pasaulį žymiai daugiau spalvų ir žymiai daugiau pasirinkimų, kad mes galėtume ir ten smerkti, to labiau kažko nereikia, nes jeigu jie būtų nieko nedarę, tai mūsų gal ir išvis nebūtų buvę. Tai gal aš dar pridėčiau, aš manau, kad ta sukilimo įtaka jį jaučiama ir toliau, ir po tų 5 metų, 45, nes iš esmės pokario partizaninis judėjimas
ir vokiečių metais Lietuvos laisvės armija, tai buvo tie patys žmonės, kurie organizavo sukilimą, jie toliau veikė pogrindyje ir jeigu imti pokario partizanus, tai daugelis jų buvo Birželio sukilimo dalyviai. Tai tą patį reikia pasakyti apie reiškia, sukilimo vadą Joną Vytautą Žemaitį, kuris iš tikrųjų irgi, galima sakyti, Birželio sukilimo dalyvis, kadangi jis sąmoningai pasitraukė iš Raudonosios armijos, nuo sovietų terminais tai būtų buvo dezertiravimas, jis pasitraukė ir po to įsijungė į partizaninį judėjimą ir pradėjo galiausiai vadovauti visam Lietuvos partizaniniam judėjimui, kaip buvo teisiškai pripažintas kaip Lietuvos valstybės vadovas. Tai jis irgi buvo Birželio sukilėlis ir tai ne jis vienas, lygiai taip pat ir kiti, tas pats Juozas Lukša Daumantas, lygiai tas pats pasakytina apie kitus sukilėlių vadus. Ir jie tikėjo, didelė dalim tikėjo, kad štai bus tas konfliktas tarp sovietų ir vakarų ir to konflikto metu vėl bus galima pakartoti kažką panašaus kaip Birželio sukilimas. Tai va tas tikėjimas jis laikė. Ir tiesą sakant, tas tikėjimas, kad vis tiek bus pasiekta pergalė, bus pasiekta laisvė, ta dvasia buvo ir po to, ir tam neginkluotam pasipriešinime, kuris jau vyko toliau, ypač didžiąja dalim katalikų bažnyčios prieglobstyje, visas tas ta neginkluota rezistencija ir ta pati katalikų bažnyčios kronika leista pogrindyje, Aušra leista pogrindyje, iki to, kad iš tikrųjų Birželio sukilimas ir tas tikėjimas laisvė, tos Birželio sukilimo laisvės įkvėpta dvasia atvedė į kovo 11. Aš drąsiai galiu sakyti, kad be Birželio sukilimo nebūtų kovo 11. Na ir tai, žinot, mūsų tremtiniai, kaip jie save vadina, 44 metais pasitraukė į vakarų žmonės, jie savo spaudoje šventai minėjo 41 metų sukilimą kaip visiškai patriotinį judesį. Ten sudarė jų pagrindą, reiškia, visi partizanai, sukilėliai, reiškia, viskas buvo vienam aiškiam tokiam pasakojime ir jie tokioj dvasioj ugdė savo jaunimą. Ir kada paskaitai tos tekstus, tai keistai atrodo mūsų šiandieninė abejonės. Tuo labiau, kad tos abejonės neturi kokio tai rimto pagrindo. Nes, žinot, sukilimo metu visai būna. Ten juk reikia suprasti, kad Birželio 14 buvo didieji vežimai. Tai ten tie žmonės, tai čia kas yra iki 23 dienos, tai čia iš esmės savaitė plius. Tai čia šviežia viskas. Tai čia tie, žinot, prieš ką tas sukilimas, tai Raudonoji armija, bet pagrindinis dalykas prieš tos, kurie organizavo tos vežimus. Tiesiog vardais pavardėm, nesgi žinojo, kas, taigi ne Maskva projektavo, ten gal bendrus skaičius kažkokius tai nuleido, čia vietiniai dėliojo, ką vežt, ką nevežt. Čia kaip yra pasakoja, kaimo lygmenį. Ėjo, reiškia, keliese ir ką tai žymėjosi bloknotuose. Va tai per kaimą eina ir žymė, ne? Ir po kelių dienų, reiškia, vežimas vyksta. Tai kuriuos vaikščio su bloknotais, tai žinojo. Ir jau tuos jau tų nepasigailėjo niekad, o jie nespėjo pabėgti, kadangi vokiečių kariuomenė taip greitai judėjo, kad visas procesas užtruko 3 dienas. Ir, pavyzdžiui, kai yra skaičiuojama, kodėl toks didelis procentas žydų žuvo, dėl to, kad nespėjo pasitraukti. Staigiai užėjo. Daugpilio tiltus užėmė 3 karo dieną. 3 karo dieną. Tai čia tiesiog tankai nuskrido, reiškia. Kitas dalykas, reiškia, tie sukilėliai, jie turėjo, tų istorijų tokių, kaip labiau pasigilinį, reiškia, gana komplikuotos jos yra ir susijusios su atskirai žmonėmis. Man teko Pravieniškių įvykius tirti, kadangi turėjau kalbėti kažkokie minėjimai, tiesiog pasiskaičiau, kas ten atsitiko. Tai ten yra, tokie visai būtiniai dalykai. Įsivaizduokit, prasideda 41 metų birželio mėnesį 22 dieną karas, o štai Pravieniškėse yra saugomi mažai prasikaltę žmonės. Tokia stovykla, reiškia, ten po kelis mėnesius kažką gal. Tie saugotojai lietuviai. Jokių instrukcijų nėra, ką daryti. Girdisi visokie garsai. Tai tada sako, žinai, gal paleidžiam tos
ruskelius. Sako, jiegi čia nedaug nusikaltę, nu tegu žmonės gelbstisi, nu ką jo čia laikysim, jiem gali blogai baigtis. Nu ir paleido tos sovietų kareivius, kurie irgi ten buvo už kažkokius nusižengimus. O vienas iš jų turėjo baisę nuoskaudą ir ant tų prižiūrėtų, ir ant tų kalinių. Ir jis atsivedė savo draugus ir visus išžudė, visą tą stovyklą. Ar čia ideologija? Nu čia konkretus žmogiški tokie dalykai. Reiškia, tada atvažiuoja, čia matot tas scenarius, kaip atvažiuoja, kaip tik vokiečiai ateina į Kauną, išgirsta, kad įvyko toksai dalykas ir toj pasiunčia tą Einsatz grupę, pasiunčia į tas Pravieniškes ir kažką ten daro vieną dieną. Neaišku ką. Tada sukviečia visus Lietuvos žurnalistus. Ten baisus vaizdai. Tada visi fotografuoja. Iš to padaro raudonojo teroro skyrių karo muziejui. Taip. Ir visi eina tūkstančiai žiūrėti. Ant baisios nuotraukos iškabinėti. Nu tai tada, kai pasižiūri tokių dalykų, nu tai tada jau sakai, žinai, čia ir blūdai, reikia jau jiems ten ką nors blogo daryti, ne tokia nepyga. Tai vat kaip vyksta realūs pasakojimai. Tai reiškia, sukilimai be to pagrindinio tokio pasakojimo yra dar tokios konkrečios linijos. Lygiai taip pat dabar Ablingoj, ir mano studentė ten dabar kaip tik užsiima tą Ablingą, reiškia, irgi taip, ten, nu, reiškia, žudė tą kaimą žudė. Nu, kodėl žudė kaimą? Už tai, kad, reiškia, apšaudė komuną kažkas iš kaimo. Tai tie atsisuko ir tą kaimą nunešė tenai. Tai čia kas, ideologinis užsakymas? Nu, tiesiog užkabino pravažiuojančią kariuomenę. Viskas, ten palauknė. Tai reiškia, kada tu žiūri konkrečius dalykus ir jeigu dar tose dalykuose dalyvavo konkretus žmonės, tai ten visai gali būti. Reiškia, visokių istorijų. Kiekvieno kaimo istorija kitaip. Tai nebuvo iš vieno centro realiai valdomas reikalas. Tai buvo bendra banga, reiškia, vieni tiltus saugo, kiti gelbėjo savo giminės, treti keršėjo tiems, reiškia, kolaborantams ir taip toliau. Tai va taip atrodo tas sukilimas realiai, reiškia, jau iš to tokio paukščio skrydžio prie žemiškų dalykų. Prašau. Norėjau paklausti. Birželio sukilimas aišku, o dabar nėra baigtas. Kokia čia prasmė? Tai tiesiog... Ir tai dar kažkoks tęsinys? Gal dar kas priešinas? Aš tiesiog jums paskaitysiu Juozo Brazaičio žodžius. Juozas Brazaitis, kaip žinote, buvo ministras pirmininkas laikinosios vyriausybės einantis pareigas. Ir štai jis rašo. Akcija prieš 1941 metų sukilimą ir jo dalyvius, ką profesorius ir pasakoja dabar, rodo, kad sukilimas nėra baigtas. Eina kova dėl sukilimo moralinės ir politinės prasmės. Kova dėl šviesos, kurie gyviesiams tas sukilimas turi pašviesti iš praeities. Tai yra Juozo Brazaičio citata. Gal būtų galima tiesiog mus nukelti į 41 metų Kauną ir išklausyti gyvą įrašą iš to laiko. Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas, susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybei šiuos skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybei entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais. Pasirašė ministras pirmininkas Štirpa, krašto apsaugos ministras brigados generolas Raštikis, užsienio reikalų ministras Skibinis, finansų ministras Matulionis, darbo ministras daktaras Pajaunis, pramonės ministras daktaras inžinierius Tamušis, prekybos ministras Vytautas Statkus, žemės
ministras profesorius Vitkus, komunalinio ūkio ministras inžinierius Landsbergis, valstybės kontrolės Vainauskas. Kaip čia šiandien pasirašė ministras pirmininkas Škirpa? Nu, taip buvo sumanyta. Tada, kai skelbė šitą nepriklausomybės atstatymo deklaravimą, sukilėliai, tie sukilėlių vadai nežinojo, kad Škirpos neišleis, kad Škirpa uždarytas namų arešte. Ir kalbėjo, kad kai Škirpa išlips iš vokiečių tanko įvažiavus į Kauną, dėja visą tai buvo toks naivus tikėjimas, kurį vokiečiai, kodėl tas ir sukilimas buvo ir prieš vokiečius, todėl vokiečiai ir stabdė tą, neleido tam. Sakykite, tas sukilimo sumanymas visas yra labai, man panašus, sakysime, į Klaipėdos prijungimą prie Lietuvos. Kiek čia sąlyginai tie patys žmonės kažkiek tai dalyvavo tame sumanime, nes irgi lygiai panašiai diplomatiniu būdu įsiterpti tarp valstybių ir žiūrėti, kaip toliau susiklostys, sakysim. Nes kai sukilimas buvo, tai irgi niekas nežinojo, kuom baigsis. Čia labai įdomi paralelė, matot, nes figuruoja tas pats žmogus Galvanauskas. Sakau, kad čia man tai kažkaip labai Tai, panašiai atrodo. reiškia, tie Romai susirinkę mūsų diplomatai, jie sugalvojo įkurti tokią organizaciją. Galvanauskas buvo paskirtas tos organizacijos vadu. Kaip tiksliai ten vadinasi, galvoja? Tautinis komitetas. Tautinis komitetas. Ir tas tautinis komitetas, jisai kaip ir turėjo būti tas toksai, reiškia, Lietuvos valstybės ar lietuvių tautos tokia vyriausia vadovybė. Nes jie diskutavo, kaip gal paskelbt kokią nors, reiškia, egziliją vyriausybę. Bet ten yra tokia problema, nes jos gali nepripažinti tos vyriausybės ir nepripažins pačios lietuvių tautos. Tai jie suprato, kad čia tokia dviprasmiška situacija ir jie tada pasiūlė daryti tą komitetą. Bet tas komitetas susidūrė su viena didelė problema, tai su Antano Smetonos priešiškų požiūrių. Ir buvo bandymas, reiškia, ten su juo kalbėti, kad jis ten viešai pripažintų, kad išsaugo tą tokį tautinės vienybės, reiškia, atmosferą. Smetona pasisakė prieš ir priešingai dar įtikino kitus, kad palaikytų jį. Tai čia, reiškia, tai vat, kai jūs sakot, kad yra sąsajų, tai per Galvanauską ta sąsaja iš tikrųjų yra. Ir yra čia tam tikro panašumo. Nes Galvanauskas, mano supratimu, turi tokią gerą savybę, tai yra ir dėl to pavadinimas Lietuvių aktyvistų frontas. Čia kaip profesorius Landsbergis gerai sako, buvo aktyvistai ir buvo pasyvistai, sako. Tai čia kas tie pasyvistai reiškia, tai galima nieko nedaryti. Galima sėdėti ir sakyti, ai, čia nesąmonės daro. Kas iš to? Tai nieko nedaro. Kada tu užsiimi aktyvią poziciją, tu kažką tai pasieki, reiškia. Ir kas tas pasiekimas? Mums tai, žinot, šiandien gal tai sunkiau suprast, bet kadangi mes esam su Arvydu iš tokios organizacijos, kuri vadinasi Sukilimo redkolegija, ruošiam tokias knygas, 2 tomai išėjo, paskui jinai persigadino į kolegiją, dabar kaip atskira organizacija ir čia mūsų kolega Ivanauskas jai vadovauja. Bet pavyzdžiui, profesorius Landsbergis, kuris kaip tik augo tuo metu, jisai sako, nuo 41 iki 44 metų egzistavo kokia tai Lietuva. Veikia mokyklos. Biudžetus tvarkė reiškia, iš esmės buvo vietinė valdžia viską valdė. Tai sako, ten nebuvo, tai aišku, nėra nepriklausoma Lietuva. Jinai ten jautė tą vokiečių kariuomenės, reiškia, visokį dalyvavimą, bet ir tų visų organų veikimą, ir koncentracijos stovyklos ir visa kita, bet, reiškia, šiaip kasdienis gyvenimas buvo panašus į tą, kuris buvo prieš karą, nes tie patys žmonės atėjo į savivaldybės pozicijas. Čia genialus sprendimas, visi grįžta į darbą. Tai realiai vokiečiai rado veikiančią Lietuvos valstybę, bent jau savivaldybių lygmenį, tas nebuvo užkvestionuota. Ir čia paskui, žinot, labai įdomus dalykai būna, kada sako, jūs kolaboravot su vokiečiais. Tie žmonės nemanė, kad jie kolaboruoja. Jie tarnavo Lietuvos valstybei tose pozicijose, kuriuose buvo iki karo. Ir trispalvės čia kabėdavo ir kiti dalykai. Bet aišku, buvo ir konfliktai su vokiečiais. Tai tas garsus inteligentų išvežimas, reiškiasi, į tą dievų mišką ir Salaspilio koncentracijos stovyklą. Ta prasme, tai nebuvo viskas gerai. Kada Lietuvos valstybė pasakė, kad jeigu jūs mūsų valstybingumą neatstato, tai mes SS legionų nekursim, tai čia buvo konfliktas didelis, reiškia. Ir tokios meilės vokiečiam nebuvo, nes matot, ir tie vokiečiai truputėlį kitokie negu pirmo pasaulinio karo metais.
Nes su tais tie irgi bjaurūs buvo, bet jie buvo tokie, reiškia, racionaliai kažkaip mąstantis, nebuvo ideologiškai kaip tai užkoduoti. O čia tai buvo, tai ypatingai, kai atvažiuodavo tie konkretus saugumo pareigūnai įvairūs ir Himlerio žmonės, čia buvo baisus žmonės, ir su jais jokio kontakto nepavyko. Tai kita vertus kažką tas sukilimas ir atsekė, nes jeigu jie nebūtų to padarę, tai tada ta savivalda būtų per tą tarėjų tarybą padaryta ir viskas, tai būtų tiesiog okupuota Lietuva. O vokiečiai reiškia vis tiek, irgi sukilimo indėlis. Pavyzdžiui, instrukcijos kareiviams, visi atsimena šokoladus vokiškus, atkreipė dėmesį, daug metų, jeigu kas turėjo, kaip tie kareiviai šokoladus, daug galvoja, kad geri vokiečiai. Ne, gerbėmi, čia instrukcija buvo, kaip elgtis. Specialiai kepė tos šokoladus, dėjo kareiviam, ne dėl to, kad jie neturėjo kur dėto šokoladą, dėl to, kad turėjo išdalinti vietinių gyventojų. Tai vadina civic cooperation angliškai šitie dalykai. Tai Baltarusijoje nieko panašaus. Su šita tauta jie manė, kad jie reikia išnaikinti, dėl to jų toks priešiškas požiūris, o lietuviai turėjo būti toks keistas, toksai režimas. Tai irgi tam tikras sukilimo pasiekimas. Škirpos darbas nenuėjo veltui. Bet jeigu iš kitos pusės pažiūrėtų, tai pavyzdys yra, mes tokia jūrinė ekspedicija su profesorium Žulkum darėm ir ten 2 savaitės sėdėjom Talino uoste ir skaitėm visokius tekstus, nebuvo ką veikti. Tai nes oro nebuvo tinkamų ekspedicijai. Na ir ten, pavyzdžiui, aprašyta, kaip tas lietuviškas laivas paimtas sovietų, plaukiojo Baltijos jūroje ir 41 metais jos užklupo karas ir jos ten, vienu žodžiu, pažeidė vokiečių bombą ir jie kažkaip priplaukė prie kranto. Ir išlipa, reiškia, tai vokiečiai, ten buvo vokiečiai toje vietoje, Suomijos, Estijos teritorijoje. Tai jie paėmė lietuvius prie stalo pasodino, o rusus surakino ir išvedė. To paties laivo jūrininkus. Tai matot, koks skirtumas? Ne, čia yra toks, ten ir Kretinga, nežinau, kuris iš jų ten, vienas iš jų. Tai va, matot, kaip čia viskas buvo. Tai vokiečių mąstymus ir lietuvių tauta buvo ta, kurią galima suvokietinti pagal tą rasių teoriją. Vienoks elgesys buvo. O reiškia, su slavais labai liūdnas. Užtat, pavyzdžiui, skiriasi labai požiūris į Lietuvą, požiūris į Lenkiją, požiūris į Baltarusiją, iš vis tragiškas, reiškia. Tai mes čia turim suprasti, kad visi tie faktoriai buvo veikiantis, o sukilėliai veikia realioj situacijai. Tai tam tikro sentimento buvo, reiškia, jie tikėjosi, kad kaip tai pavyks. Nes čia pasakysiu tokį keistą daiktą, turbūt žinot, kad pirmoji valstybė pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę yra Vokietija. Taip, jeigu pažiūrėtumėte datą, pažiūrėkite, 18 metų kovo 23. Gerbimiai, Lietuvos nebuvo tuo metu, kai pripažino. Ir pripažino Vilhelmas II. Ir niekada kito pripažinimo nebuvo. Tai formaliai žiūrint, tai yra pripažinta pagal 17 metų gruodžio aktą. 11. Matot, kaip įdomu. Tai čia tuos dalykus irgi reikia matyti. Bet aišku, jie nedarė ten tuo metu, ten kokiais 19 metais nuo to visai ten maudėsi ir dėl to vasario 16 iškėlė, nors realų nepriklausomybės aktą padarė ne vasario 16, o 17 metų gruodžio aktą. Kažin, kaip besisekė Mindaugo antrajam. Gerai pažįstu jo anūką. Tai galiu pasakyti, kad tas projektas buvo daug įdomesnis, negu mes apie jį galvojam. Mes apie jį galvojam kaip apie visišką tokį, kažkokį egzotiką. Kažkoks karalius Mindaugas II. Čia ne jokia ne egzotika. Jeigu vokiečiai būtų laimėję karą, tai buvo mūsų šansas turėti savo valstybės nepriklausomybę. Nes pats Urachas tai iš vis yra toksai žmogus, reiškia, nelabai gal sėkmingas, bet vis tik labai tinkamas būtų buvęs mūsų valdovas ir jo pasirašytas dokumentai su Lietuvos taryba. Tai jie įdomus, žinokit, juos reikia skaityti. Ten jisai pasižada išmokti lietuvių kalbą. Jo vaikai turėjo mokintis lietuviškai ir kalbėti lietuviškai, mokykloje mokytis lietuvių kalbą. Ta prasme, jisai būtų buvęs tokias vokiečių įtakoj sukurtos karalystės, reiškia, vadovų. Ir galiu pasakyti tokį keistą daiktą. Mes visi žinot, Mannerheimas. O kas Mannerheimas? Mannerheimas yra rusų generolas, kuris, reiškia, kuriant tokią pačią karalystę iš Suomijos, bet jie neturėjo dar kandidato į tą, reiškia, jisai buvo regentas. Tai jis taip ir liko nuo tų laikų. Jis yra tos provokiškai kurtos valstybės
einantis vadovo pareigą. Toks jo įgaliojimas yra. Ir kažkaip Mannerheimas viskas tvarkoja, o čia pas mus viskas blogai. Tai va tas veidrodėlis, žinokit, kartais labai padeda. Palygini tas figūras. Tai buvo. Aišku, yra ir visai liūdnesnių dalykų iš nepriklausomybės kovų, bet Birželio sukilimo metu žmonės visus tos faktus jie žinojo. Ir matė, kad tam tikra dėlionė gaunasi. Ir kaip Napoleono žygio metu tikėjosi kažkokią nepriklausomybę iškovoti, taip ir čia labai tarp kitko lygintini dalykai su Napoleono žygiu į Maskvą. Čia tikrai tą pačią Maskvą įėjo. Aš būčiau aktyvistas. Tai dėl to ir sako, kad Baltarusijai ir ukrainiečiai praktiškai laimėjo antrąjį pasaulinį karą, kad vokiečiai su jais kitaip elgėsi, sakysim, negu čia su Lietuva. Be abejo. Ir su jais elgėsi ir jie kitaip elgėsi. Kaip sako, ne rusai laimėjo, o laimėjo Baltarusijai ir ukrainiečiai. Nu, vakarų ukrainiečiai, jie turėjo didelį vokiečių palaikymą, jų pirmoji nepriklausomybė buvo panaši į Lietuvą ir tiesą sakant, Bresto dėrybose, kurios vyko pasibaigus 17 metų Rusijos, kritus Rusijai, jos dvi tos buvo dėrybos, tai ten Lietuvos nebuvo, o Ukraina buvo. Tiesa, Ukraina atstovavo toksai šiek tiek žinomas jums žmogus Augustinas Valdemaras. Tai jis fiziškai buvo, bet buvo kaip Ukrainos delegacijos narys. O Lietuvos nebuvo, nes Lietuva buvo laikoma Vokietijos dalis, kadangi tas gruodžio aktas jiems labai čia laiku buvo, reiškia, jie sako, čia jau dabar prie Vokietijos imperijos turės atskiros karalystės statusą, bet kitko tos valstybės labai įdomi teritorija, apima visą civilizuotą Baltarusijos dalį, katalikišką, iki Bresto. Tai va, tai toks keistas daiktas. Lietuva niekada tokių sienų nenorėjo, o su vokiečių pagalba būtent tokia valstybė buvo piešiama ir Lietuvos kariuomenė turėjo, čia kaip Grigaliūnas Glovackis, ne lapkričio 23 Lietuvos kariuomenė pradėta atverta, lapkričio 1 turėjo būti 2 pulkai, lietuvių pulkas Vilniuje, baltarusų pulkas Gardine. Matot, kokie įdomus dalykai, bet taip garsiai apie tai nelabai norima šnekėti, nes tada labai Lietuva atrodo provokiška. Tokia jinai buvo pačia pradžia. Iki 19 metų birželio Liepos mėnesio. Grigaliūnas Glovackis atvykęs į Kauną, ką daro, bėga į komendantūrą užsiregistruoti, kad leistų pistoletą nešioti. Čia pulko vadas Lietuvos. Pas vokiečių. O kai Šėdorių geležinkelio stotis veikia nuo tada ir Rugpjūčio, tai vokiška administracija. Nu taip atrodo. Įdomu, jeigu jie būtų tos iki. Rimčiau nugalėjo vokiečiai pirmajam pasaulyje. O buvo visai arti. Kaip čia su mumis jie, kai jau pralaiminėjo, tai biški vienokia pozicija. Ne, tuo metu, kai buvo šitie aktai, Vokietija buvo tiesiojoje į pergalę, visiškai 18 metų pradžioje, kada tik tai, tiksliau 17-18 metų sandūrai, kada Rusija iškrito, vokiečiams susidarė prielaidos pergaliai, nes jie galėjo kariauti vienu frontu. Tai jie čia paliko truputį dalinių ir visus į vakarų frontą. Ir tiesą sakant, buvo arti pergalės, bet būtent Amerikos stojimas į karą ir buvo tas faktorius, kuris iš jų atėmė tą pergalę, tik tai tas vyko tokioms lenktynių režime, nes amerikiečiai neturėjo kariuomenės realiai, jiems reikėjo ją iš naujo parengti. Tai jiems reikėjo panašiai 9 ar 12 beveik mėnesių paruoštą naują kariuomenę, tai vokiečiai turėjo tiek laiko pasiekti pergalę ir jie nespėjo. Jie tiesiog nespėjo, reiškia 3 tie pagrindiniai puolimai ir 3 jau viskas amerikiečių daug atėjo ir vokiečiai tiesiog neišlaikė. Tai dėl to, reiškia, ir tas Urachovo, jūs klausat situaciją. Jisai, reiškia, Birželio mėnesį, Liepos mėnesį yra padaromas karalium, paskelbiamas, bet nekarūnuojamas. Lietuvos taryba jį sveikina, dėkoja ir raštai tokie. Jis jau pilnavertis valdovas, tik tai tiek, kad neįvyko karūnavimo ceremonija. Bet kada rugpjūčio mėnesį prasideda nesisekimas fronte, jisai nebevažiuoja fiziškai į Lietuvą. Vat ir dėl to iki galo netampa karaliumi. Bet dar yra, tas jo anūkas sakė, kad dar yra gautas sveikinimas, berods 23 metų Lietuvos karaliui Mindaugui II nuo Romos popiežiaus. Kokia tai buvo? Tai faktiškai mes taip karą kaip ir laimėjom.
Kaip? Dar Vilnius. Bendrai paėmus, Bendrai mums. bendrai kaip ir paėmus nuskilo. yra, vat mūsų ta problema yra, kad mes labai linkę save kaltinti dėl to, kas atsitiko. Tiesiog nebuvo geriau variantų. Aš tai irgi gal būčiau 39 geriau su vokiečiais Vilnių paėmęs. Tai būtų tada padaryta tai, kam ruošta buvo tauta. Tauta buvo ruošta tokiam žygiui. Kai žinai, tai... Tai va. Bet žinot, ten su tais žinojimais, vat pastebėtas dalykas, kad tie, kurie kolaboravo su vokiečiais, tie turėjo nepriklausomų valstybių statusą, o tie, kurie nekolaboravo, tie ištirpo Sovietų sąjungą. Vat jums ir pavyzdys. Muša ne tą, kuris nelojalus, o muša tą, kuris silpnas. O gerbė tą, kuris priešinis, tą, kuris kovoja. Nemėgsta ir gerbė. Jeigu paskaitytumėt, ką rusai rašo apie Lietuvą 16-17 amžiui, ypatingai blogi atsiliepimai. Bet nepaisant to gerbė. Čia kaip Herberšteino knyga tokia yra apie Maskoviją, reiškia, ir yra čia toks Herberšteinas, Vokiečių imperijos pasiuntinys Maskvoje buvo. Tai ten, žinot, knyga tai yra ir paskutiniai 3 skyriai, man tai patinka ta gradacija. Apie totorius, apie lietuvius ir apie laukinių žvėris. Gerai, kad ne paskutinį. Nu, matyt, dar kažkiek. Bet rašė apie mus, matot. O kai mūsų mylėjo, tai neberašo. Tai mano šitoj knygoje yra vienas kaip tik gabaliukas apie tą mūsų sukilimų tradiciją. Kad mes, jeigu norim ką nors daryti, tai kartais reikia palyginti. Tai kiek tų sukilimų buvo. Nes pas mus, reiškia, ypatingai 20 amžiaus istorikai labai nustemba, kai tų sukilimų priskaičiuoja daug. Realiai nuo 1655 metų, kas 30 metų praktiškai įvyksta. Nu, ne tiksliai tai, bet maždaug. Tai kada tu esi silpnas, kada neturi jėgos, kad iki 1648 metų kariuomenė buvo pajėgi kraštą ginti, tai tada kiekvieną kartą pabando laimėti. Ir laimi arba nelabai laimi. Bet čia yra mūsų išlikimo genas. Mes dėl to netampam tomis tautomis, kuris šiandien yra ištirpusios Rusijos platybėse, daugybė finougrų tautų ir visų kitų, dėl to, kad turim šitą pasipriešinimo geną. Užtat mes statom paminklus, užtat rašom knygas, reiškiasi, kad vis tiek atsigausim. Kas be atsitiktų, vis tiek sekanti karta ateis ir apgins. Tai čia labai svarbus dalykas yra atminties. Nes jeigu sakai, kad tas kolaborantas čia buvo geras dalykas, tai tada jau koduoji būsimus kolaborantus. O kam tada kariauja? Geriau pasivistų. O kitose tautose to 30 metų pasipriešinimo ciklo nepasireiškia. Tai Lenkuose labai stiprus šitas genas. Lenkai visada priešinasi. Nėra istorijai nei vieno karto, kad jie nesipriešina. Bjauri tauta kaip reikia. Dėl to, kad pas juos taip padaryta. Ir mes irgi turim šitą geną, tik tai jisai pas mus silpninamas to nepilnavertiškumo komplekso. Bet aš sakau, mes visą laiką linkę ieškoti problemų viduje. Nors, pavyzdžiui, kaip dabar ta Vilniaus okupacija, čia 105 metai, konferencijos, kaip dabar. Tai Lenkai kalti. Kokia pavelnė į tą Vilnių lysta, ne? Tai jie ir kalti, ir baigta, ir diskusija šitoje vietoje baigta. Mes galim pasižiūrėti, kodėl jie taip darė, kokios ten nuomonės buvo, viskas tvarkoje, reiškia. Bet tas generalinė linija yra tokia. Čia yra mūsų senoji sostinė, ne mes Varšuvą užpuolėm, o jie užpuolė, ar Krokuvą, o jie užpuolė Vilnių. Ir viskas, ir čia diskusija baigta. Tai va tada, kada yra tokia stipri pozicija valstybės ir tautos, tada niekas nieko negali. Tu vėl pakyli ir vėl kaunasi, jeigu reikia. Gali net išgyventi kelius šimtus metų tokioj būsenai. Ir tiesą sakant, tokie žmonės yra, žinokit, visada gerbimi. Tiesiog gerbimi. Ką labiausiai gerbė rusai, tai suomius ir vokiečius. Kodėl? Dėl to, kad gavo gerai. Vat viskas. Nu ir Lenkų nekenčia, reiškia, bet labai nekenčia. O kodėl pas mūsų taip yra tas toks, kas mūsų tas blogai? Būtų geriau kažkas padaręs, blogai padarė. Nu, čia yra labai sudėtingas dalykas, šiek tiek apie tą lietuvių kodą yra dabar parašyta knyga, siūlau labai paskaityti, pakabina tos tokius giluminius dalykus. Tai yra
tokio, aš negražiai vadinu mužikizmo šitą reiškinį, bet jis yra priklausomas žmogaus mąstymas. Iškia, tu gyveni kaime, yra kažkoks kitas ponas. Ir tada tu ten tame gyvenime savo tvarkais. Tai čia pono reikalai, čia mano reikalai. Ir tu taip gyveni. Ir jeigu tu su ta pačia sąmonė tampi nepriklausoma valstybė, tas mąstymas niekur nedingsta. Ir tada, reiškia, tu toliau ieškai pono. Daugybė žmonių emigravusių į vakarus viduje ieškojo kažko, kas jais pasirūpintų. Ne pats per save, bet kažkas va ten. Yra ir tų, kurie ten norėjo save realizuoti, bet labai daug žmonių, kurie ieškojo santykinai paprasto žmogaus gyvenimo, kad kažkas pasirūpintų saugumu ir darbo vietom. Tai čia yra šitų tokių giluminių dalykų, bet būtent ką padarė Smetonos laikai, taip jau grubiai vadinant, tai išugdė naują kartą, kuri jau nebesiorientavo į tą priklausomą žmogaus mąstymą, bet jisai kūrė tuos, kaip sakyt, kuo skiriasi, reiškia, baudžiauninkas nuo ūkininko. Tai ūkininkas nuo savęs pasitikė savo jėgom ir daro pats iš savęs. Taip, mano senelis buvo savanoris ir taip yra visą laiką. Mes esame savanoriai ir tokie. O kiti ieško, kolchozai ta pusė bėdos, reiškia, tokio kažkokio pasrovių įgyvenimo. Tai šitas pasirinkimas vidinis yra susijęs su mūsų istorija ir mano supratimu ir formuoja daugelį dalykų, net jeigu mes to garsiai ir neįvardiname. Bet tai yra. Ir pas Lenkus, tiesą sakant, to yra, bet kadangi pas juos bajorų procentas padidėjo ir išvažiavus iš Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos dideliam kiekiu žmonių, tai tas bajoriškas mąstymas labiau matomas negu Lietuvoje. Bet yra ir mužikų tam pakankamai. Bet ar fizinis žmonių skaičius neturi reikšmės visiems reikalams? Aš jums Lenkai pasakysiu, 39 milijonai, mūsų du. Vis tiek kažkur tai biški ta, vis tiek reikia atsižvelgti. aš jums pasakysiu baisų dalyką. Jeigu lietuvis, nors truputį nelietuvis, jau nelietuvis. Jeigu Lenkas, nors truputį Lenkas, jau Lenkas. Vat Lenkų daug, o lietuvių mažai. Ne, bet toj prasmė, kad kažkur tai didesnių skaičių kažkas... Skaičius atsirado iš to. Skaičius iš to ir atsirado. Ir darosi toliau. Ir darosi toliau. Suprantat, va čia yra toksai dalykas. Tikrai, jūs pažiūrėkit, kiek tų Lenkų, aš kadangi daug Lenkijoje esu praleidęs laiko ir tame tarpe vakarų Lenkijoje, tai ten kur Torunė, Olštinas, ten yra daugybė iš Lietuvos išėjusių žmonių, kurie turi didžiulį sentimentą Lietuvą. Vieni kalba lietuviškai, kiti nekalba, ten įvairiai nuo kartos priklauso. Tai jų ten daug ir jie ten nukeliavo. Taigi tos visos vakarinės žemės, kurias jie gavo po Antrojo pasaulinio karo, taigi jos kažkur paimti gyventojai, iš kur, taigi iš mūsų iškeliu. Tai čia mes turim suprasti, iš kur tų Lenkų tiek daug. Ten to Lenką pakrapštyk vis tiek bus baltarusis, ukrainietis arba lietuvis. Ten vieni tą pripažįsta daugumoje. Tai taip yra, tai dėl to ir tai toks skaičius. Nes šiaip tos skaičius nebuvo toks didelis tarp Lenkijos ir Lietuvos, tik tiek, kad iš Lietuvos atsirado Lietuva, Baltarusija tikrai ir šiek tiek Ukraina. Tai natūralu, kad mes iš tos didelės, Lietuvos valstybės, tų lietuvių realiai tik liko tas vakarinių dalių žmonės. 18 amžiuje lietuviai save vadino lietuviai ir baltarusiai visi. Be jokio skirtumo. Nebuvo jokių baltarusių tautos. Litvinų irgi nebuvo. Ne, jie save vadina litvinais, bet tai lenkiškai taip tariamas lietuvis, tai natūralu, kad tai. Bet ten, kad būtų dvi, tai aš buvau 14 metais Minske tokioj konferencijoje, reiškia, ir jie ten mato, aš vienas sėdžiu lietuvis. Sako, tu čia kažkaip tylim. Tai sakau, aš nepratęs, vienas atėjęs, čia dabar jūs mokinti. Sakau, bet žinot, 18 amžiuje, kiek žiūrėjau kareivių sąrašus, tai neradau, kad ten būtų atskirai parašyti. Visi buvo, sakau, tie patys lietuviai. Ploja. Silpnai dirbam Baltarusijos fronte, ne tą darom, ne taip turim, ne per konfliktą, per kalbą su jais. Jiems mes esam broliška tauta, o mums jie nerūpi. Va čia skirtumas. Ir tada paliekam tuštumą, ir toj tuštumai gimsta visokios durmystės. Tai mūsų laikas matyti užseko. Norim padėkoti labai bibliotekai, mūsų projekto vadoviai ir visiems klausytėms, kam įdomu knygų
prašom. Ir matyt, profesorius dar ne kartą lankysi šičia. Jo, čia ta Klaipėda tokia vieta. Yra, kažkada norėjau būti jūrininku ir maniau čia gyventi visą gyvenimą. Taip ir liko toks sentimentas ir turiu gerų draugų, pas kuriuos atvažiuojam kažkiek, kas antinųjų metai garantuoti. Tai nesvetimas miestas. O tai kodėl neatvažiavot? Neturi ką daryti. Nu, tu tai ne. Žinokit, toks įdomus dalykas. Kai man buvo 18 metų, aš labai norėjau pabėgti iš to Kauno. Nes ten, žinot, gražu, saulė labai tokia šviesi, jūra mėlyna, žalios spalvos, jūrininku norėjau būti. Pagyvenau Sankt Peterburge metus laiko ir supratau, kad nėra gražesnio miesto už Kauną, reiškia, ir už viso to pasirodo, tu ten, kur gimei, tai ten ir turėjai gimti, reiškia, tai tu gyvenk ten, kur tau ir priklauso, o važinėt galima po visą pasaulį ir su visais draugauti. Tai aš manau, kad taip išgijau nuo šitos ligos. Aš irgi vis išplunkęs babrungą sergu, o ne už Neptūną. Gerai, tai ačiū, aš dabar. Ačiū labai. Ačiū už klausimus. Po mažą dovanėlę tokią nuvykę. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai.